Karčiamos Lietuvoje pradėjo atsirasdinėti dar 15 amžiuje. Vėliau jų skaičius smarkiai augo. Maksimumą pasiekė 18 amžiuje. Iš smuklių buvo mokamas mokestis į valstybės iždą. LDK laikotarpiu daugelis karčiamų buvo privačiose, dvarininkų žemėse. Valstybė karčiamavimo nerėmė ir valdiškose žemėse jos buvo tik prie kelių. Pirma karčiamų naikinimo banga po 1832 metų. Cariniai valdžiai uždarius bažnyčių valdose buvusias girdimo įstaigas 1845 metais Nikolajaus I ministras Kiseliovas išleido ukazą naikinti smukles kaimuose. Cariniai valdžiai pradėjus kovą prieš degtinę, daugelis smuklių buvo uždaryta iki 1859 metų. Todėl mums žinomuose 3 varstų žemėlapiuose, kurie buvo sudaromi nuo 1855 metų, yra pažymėta tik 25–30% visų 18 amžiuje buvusių karčiamų.